Retas, kuris vartydamas knygą susimąstome, koks kelias nueitas nuo knygos atsiradimo iki jos susiformavimo, kol tapo vientisų kūrinių su sava architektonika, vidiniais ir išoriniais struktūros elementais, ženklais, kuriuos lengvai skaitome ir atpažįstame. Vartydami senąsias, dar Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijoje sukurtas rankraštinės knygas ir lygindami su šiuolaikine knyga randame daug bendrų požymių. Bet kai kurie ženklai, rašymo būdas, stilistika, puošybos subtilumai gali taip ir likti paslaptimi. Šįkart pabandysime pažinti rankraštinę knygą pasinaudodami dviem unikaliom galimybėm. Įvertinsime senąją knygą, remdamiesi mokslininkės žiniomis ir mūsų laikais Evangeliją perrašiusios kūrėjos patirtimi. Rankraštinės knygos jau seniai neberašomos, jau jos spausdinamos. Bet tai nereiškia, kad šrifto menas dingo, jis yra naudojamas kitur. Naudojami iškilmingiems kokiam nors sveikinimams. Žodžiu, jisai yra. Bet knygos rašymas, būtent tokios knygos, tai yra tikrai retas dalykas. Knygų kūrimo tradicijos atskirose valstybėse, regionuose, raštinės ar asmens aplinkoje formavosi kaip savitos taisyklės. Rankraštinės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės knygos raida ir kultūra pradėta tyrinėti ne taip jau seniai. Mokslinius darbus apsunkina paprasčiausi dalykai. Knygos per šimtmečius pasklidusios po įvairiausias šalis, kai kas prarasta negrįžtamai. Todėl šiandien dar per drąsu būtų daryti apibendrinimus apie atskiras Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje veikusias mokyklas, kurių įtaka juntama knygos kūrimo ir gyvavimo raidoje. Yra manoma, kad buvo kelios aplinkos stiprios labai, kuriuose buvo perrašomos knygos, bet ar tai galima vadinti mokykla, sunku pasakyti. Viena iš tokių aplinkų tai buvo Kijevo metropolito aplinka. Metropolitas LDK rezidavo Vilniuje, Naugarduke, kažkiek po to būdavo dar ir Kijeve, tai iš jo aplinkos yra labai daug knygų likusių. Ypatingai Juozapas II Soltanas pasižymėjo. Labai stiprus perrašymo centras tapo Supraslio vienuolynas nuo 16 amžiaus pradžios. Metraščių ir bažnytinių knygų nemažai buvo parašyta Smolenske, tai jis priklausė LDK teritorijai. Žodžiu, aišku, Kijevas su savo sena tradicija nuo Kijevo Rusios išlikusia. Irgi buvo labai stiprus perrašymo centras. Tai galima kalbėti apie tam tikrus centrus. Ar tai buvo mokyklos? Sunku pasakyti, nes iš tikrųjų dar nėra taip sugrupuotų knygų pagal perrašymo centrus. Ilgus metus tos knygos buvo tyrinėjamos pagal kalbinį principą arba pagal dabartinės valstybės teritoriją. Tai būdavo taip, kad Lietuvoje tų rankraštinių knygų perrašytų lyg ir nebuvo. Arba buvo tiesiog vienetai ir tam dėmesys nebuvo skiriamas. Šrifto dailininkė Dovilė Sabaliauskienė dailyraščiu domėjosi nuo vaikystės. Pradėjusi tapyti ikonas, kur taip pat pravertė kaligrafiškas rašymas, ji sulaukė netikėto pranciškonų vienuolių pasiūlymo – sukurti ranka rašytą Evangeliją. Viskas prasidėjo nuo kelionės į Italiją, kur teko išsirinkti pergamentą, ant kurio bus rašoma Evangelija. Pradėjome nuo to, kad broliai mane nusivežė į Italiją, parodė ten senovinių bibliotekų lobius, mes ten pavartėme, pasižiūrėjome, pašnekėjome su tais žmonėmis, kurie saugo tas knygas, o Italijoje šrifto kultūra yra tikrai labai aukšta. Ir ten netgi privačiuose namuose, kur beeitum, visur ant sienos yra koks nors šrifto darbas. Jeigu ne originalas, tai kopija, aukštos kokybės. Taip pat ir šiais laikais yra daug šrifto menininkų, kurie dirba ir senovinės stiliais ir kuria naujus šriftus. Tai tikrai labai gyvas žanras. Ir dabar labai džiaugiuosi, kad jau ir Lietuvoje tikrai labai didelis šrifto pagyvėjimas. Ir, žodžiu, pradėjome nuo to susipažinimo. Na ir tenai mes Italijoje nusipirkome pergamento ir ėmiau eskizuoti. Senoji Lietuvos didžiosios kunigaikštystės knyga buvo sudaroma iš įvairių elementų, kurių visumai apibūdinti knygotyroje naudojamas architektonikos terminas. Tarpusavyje šie elementai yra labai glaudžiai susiję, pagristi tam tikrų aiškių planų, kas svarbu, kad knygą būtų patogu skaityti ir suvokti tekstą. Estetiniai dalykai knygos raidoje nebuvo pirmaeiliai. Rankraštinės knygos LDK gyvavo nuo pat ankstyviausių laikų. Manoma, kad jau Mindaugo laikais knygos Lietuvoje funkcionavo,
aišku, išlikusių egzempliorių kaip ir nėra, tai apie jas labai sunku pasakyti, tačiau ankstyviausias išlikęs egzempliorius žinomas jau iš XIV amžiaus pačios pradžios, tai Laurušavo Evangelija, tikrai surašyta LDK teritorijoje ir jinai jau yra susiformavęs darinys su visais struktūros elementais, tiek vidiniais, tiek išoriniais, pritaikytais pačiai knygai ir skaitytojui. Tai yra knyga tuo metu galbūt nebuvo tiek svarbus jos grožis, kiek svarbu tai, kam jinai buvo skirta. Viduramžiais sudarius knygos lankus, lapai būdavo parengiami rašymui, suliniuojami ir numatoma teksto kompozicija. Visose knygose teksto laukas stačiakampis. Tekstas išdėstomas viena arba dviem skiltimis. Dar vienas svarbus komponentas organizuojant puslapio tvarką – paraštės. Jų plotis priklausė ne tik nuo raštininko numačiusio teksto ir paraščių santykį, tačiau ir nuo knygrišio, kuris įrišimo metu knygos bloką dažnai apipjaustydavo. Tekstas buvo rašomas dažniausiai arba dviem stulpeliais, arba vienu. Štai šioje lotyniškoje knygoje dar yra pagrindinis tekstas ir taip vadinamieji pagalbiniai tekstai, komentarai. Tai kaip buvo išnaudojamas tas teksto laukas. Ir tai jau XIV amžiaus rankraščiai su susiformavusia struktūra. Iš tikrųjų, ta vidinė struktūra, manoma, susiformavo vakarų Europoje jau XIII amžiuje. Vadinasi, knygose, kurios yra XIV amžiaus čia ant stalo, visa tai jau yra. Ta knygos tokia struktūra, kurią mes žinome ir šiandieną ir naudojamės, yra susiformavusi iš esmės nuo XIII amžiaus, o XIV amžiuje jinai buvo žinoma puikiai ir Lietuvoje. Lietuvos raštininkai ją naudojo. Knygos formatas, matot, knygos yra skirtingos, taip pat kito. Sakraliosios knygos, Evangelijos, apaštalų darbai, tai, kas gulėjo ant altoriaus, kas buvo naudojama liturgijoje, buvo didelio formato. Ne vienas iš mūsų tikriausiai yra pastebėjęs senosiose bažnyčiose choram skirtus stovus, kur gulėjo didieji giesmynai, kurių svoris net siekia 20 kg. Tai buvo išvis labai didelės knygos. Šių laikų rankraštinės knygos kūrėjos Dovilės Sabaliauskienės užduotis buvo perrašyti beveik 400 puslapių Evangelijos teksto, kuriam prireikė beveik 40 ėriukų odų. Taigi pergamentas yra ėriuko oda. Pagal tos odos dydį aš pasirinkau ir lapo dydį, kiek telpa lapų. Vidutiniškai tilpo 2 lapai, reiškia 2 tokie atvartai ir dar, reiškia, pakraščiai ir tai yra viena odelė. Ir dabar kaip reikėjo daryti? Peržiūrėti, ar nėra defektuotų, ar nėra ten kažkokių tai nepanaudojamų vietų ir susiliniuojame, susikarpome lapais. Tada reikia pasirinkti lapo kompoziciją. Kaip matote, čia yra tokios gan nemažos paraštės, bet tai dar nėra pačios didžiausios. Labai didelio formato, labai įspūdingos knygos buvo daromas dar su didesnėmis paraštėmis. Todėl, kad skaityti yra lengviau. Ypač kada kunigas, pavyzdžiui, turi skaityti per mišias, jis turi lengvai skaityti. Todėl knygą skaitant, akis pailsi paraštėje. Ir jeigu mes padarom labai siauras paraštės, skaityti jau sunku. Todėl su siauromis paraštėmis buvo daromos tik mažo formato knygelės privačiam naudojimui. Išskirtinis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės rankraštinės knygos bruožas suteikiama ypatinga svarba pirmajai frazei. Rubrikos ir inicialai priklausė nuo knygos paskirties ir turinio. Labiausiai nusistovėjusi rubrikų struktūra buvo evangelynuose, apaštalų darbuose. Įdomu tai, kad Dovilė perrašinėdama Evangeliją pasirinko šriftą, kuris buvo naudojamas dar 4–8 amžiuose, o rubrikas ir inicialus įvedė remdamasi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės rankraštinės knygos tradicija. Mano, tarkim, šitą knygą primena tokį laikotarpį, kurio Lietuvoje trūksta. Tai nepadalintos bažnyčios laikotarpis nuo 4 iki 8 amžiaus, kada buvo rašoma jau ant pergamento uncialas. Tai yra šitas šriftas, kuris čia yra uncialo šriftas. Ir, pavyzdžiui, ir graikiškas, ir lotyniškas šriftas, nors abėcėlės skiriasi, bet šriftas yra vis tiek uncialas, ir graikiškas, ir lotyniškas. Labai panašus. Tikrai mes galime pamatyti, kad priemonės yra panašios. Reiškia, uncialas, uncus ten lotyniškai yra, reiškia kablys.
Tai toks šriftas, kuris yra daug labai su apvalinimu toksai. Jis yra labai monumentalus, įspūdingas, bet jį rašyti nėra sunku, jis gan neblogai rašosi ir jis vyravo Europoje būtent tais tamsiaisiais amžiais vadinamaisiais, iš kurių pas mus beveik neišliko jokių paminklų. Uncijalo rašymo laikais dar tų pirmųjų raidžių mažai buvo, galbūt tik tai skyriaus pati pirmoji raidė. Bet vis dėlto įvedžiau didžiasias raides, todėl kad mūsų jau skaitimas yra kitoks, mes jau vis dėlto naudojame. Taigi mano sakinių pirmos raidės yra padidintos ir skyriaus pradžioje dėjau tokius iškilmingus inicialus. O Evangeliją pradedant, jau ten yra visas puslapis toks jau ypatingas, su ypatingais šriftais, su miniatiūromis, yra puošnus, reiškia tokie, čia jau yra, laikiausi tos senovinės struktūros, nes Evangelijų knygose būdavo Kristaus atvaizdas, paskui 4 evangelistų ir inicialai. 14-15 amžiaus rubrikos inicialai išsiskyrė ir parašymo būdu. Pradedančios kūrinio rubrikos buvo rašomos pintiniu raštu, o inicialai puošiami to meto stiliumi svarbiomis mintimis prasidedančios rubrikos bei inicialai išsiskyrė raudona spalva. Lotynų kalba rašytų rankraštinių knygų žinome, kad buvo, tačiau dėja tokių išlikusių egzempliorių neturime. Turime tik funkcionavusius ankstyviausius egzempliorius Lietuvoje. O lotyniškai rašytų knygų yra vienas labai didelis giesmynas, kuris tikrai žinom, kad buvo perrašytas 15 amžiuje Bernardinų vienuolyno aplinkoje LDK teritorijoje, tiesiog pagal įrašą. Visos kitos knygos yra atkeliavusios, o tikrai, kad žinome, kas buvo perrašyta, tai yra knygos senąja bažnytinė slavų kalba ir rašytos kirilika. Ir pagal jas galime geriausiai stebėti, kaip keitėsi raštas. Štai čia yra 14 amžiaus knyga, parašyta dar ustavų jau pereinančių į vadinamąjį pusiau ustavą, raštas keitėsi. Kadangi tai yra Evangelija, evangelynas, stengtasi rašyti kaligrafiškai, raidelės labai panašios į tokius keturkampius kvadratėlius ir tik viena kita uodegėlė. Ir aišku, iš karto galima pastebėti, kad rašyta rudu rašalu. Kažkada jis buvo tamsesnis, dabar jau truputėlį prablukęs. O rubrikos tam tikri skyreliai atskirimai parašyta raudonu rašalu. Jo sudėtis. Anksčiau visą laiką mėgdavo sakyti raudonų cinoberio rašalo. Dabar chemikai, restauratoriai jau tyria ir, žodžiu, to rašalo sudėtis yra įvairiausia. O čia rašiau šiuolaikiniu rašalu, rašiau kaligrafiniu rašalu, į kurį dedama šelako, kad jisai tvirtai laikytųsi, kad jis nenusiplautų. Taigi, norint išplauti dabar mano šitą šriftą, jau reikėtų labai smarkiai trinti kempine, jau taip lengvai nenusiplaus jisai. O senovinis rašalas būdavo gaminamas pačių kaligrafų, jie patys darydavosi, bet aš dėja tik tai teoriškai skaičiau, kaip tai daroma. Ten iš riešutukų tokių ąžuolo, ten gumbelių, ten būdavo ta juoda spalva, ten su druskomis ir taip toliau, bet jis irgi buvo sunkiai nuplaunamas. Jeigu reikėdavo ką nors taisyti, jau būdavo skutama. Nes pergamentas labai tvirta medžiaga, ją labai laisvai galima skusti. Taisyti klaidas labai lengva. Nuskusti su aštriu peiliuku ir rašyti ant viršaus. Juk senovėje kai kurios knygos taupant pergamentą buvo nuskutamos visos ir rašoma vėl ant viršaus. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės knygos puošybos pagrindiniai elementai ilgai buvo tie patys – inicialinės raidės, rubrikos, atsklandos, taip pat ir teksto rašto dailumas. Tačiau priklausomai nuo knygos paskirties ir užsakovo poreikio knygos atrodė gana skirtingai. Kuo knygų daugėjo, knygos ėmė prarasti tą savo šventumą, knygas ėmė skaityti arba knygas ėmė įsigyti ir paprastesni, sakykime, miestiečiai, bajorai. Knygų vis reikėjo daugiau, nebebuvo galima skirti tiek laiko knygai perrašyti.
knygą perrašinėdavo nuo 3 mėnesių net iki kelių metų, jeigu tai būdavo labai puošnus egzempliorius, matyt, kiek laiko turėjo. Tai buvo brangus dalykai, tačiau knygas pradėto rašyti nebe taip atidžiai, nebe taip kruopščiai. Ir iš karto tas knygos vaizdas keitėsi. Jeigu mes paimtume į raštą, pažiūrėtume jau 16 amžiaus antros pusės, arba paskui atversim 17 amžiaus, jau atsiranda ir greitraštis, taip kaip mes įpratę rašyti. Žodžiu, knygos tekstas labai dažnai ėmė artėti prie kanceliarinio dokumento teksto. Ir netgi, sakykime, jeigu vienuoliai imdavo perrašinėti savo reikalingus skaitinius, tiesiog apie šventųjų gyvenimą, jau tas raštas netoks tvarkingas, nors ir stengtasi lyg ir kaligrafiškai rašyti, tačiau tokios tvarkos, kur tarp raidelių tarpeliai, jos nesujungtos. Na, atrodytų, kaip mes dabar įpratę esam, kad tai lyg spausdinta knyga. Štai lotynų kalba, kai surašyta. Atrodo, lyg būtų tekstas atspaustas. Kaligrafiškumas prapuola knygoje. Bet kartu tai nėra ir per daug perdėto puošnumo. Labai jau tos prašmatnios knygos, kurias mes matome albumuose, jos dažniausiai būdavo užsakytos imperatorių, tarkim, imperatoriaus dovana popiežiui, ar ne, arba kažkokiam svarbiam vyskupui. Tai jau jos būdavo, na, ypatingo puošnumo, su daug aukso, labai daug tų visokiausių puošmenų. O mūsų knyga yra, na, sakykime, rimta. Tų puošmenų yra, bet saikingai. Stilių kaitą rankraštinėse Lietuvos didžiosios kunigaikštystės knygose ryškiausiai atspindėjo atsklandos ir inicialai, jiems naudoti ornamentai ir jų atlikimo būdai. Ankstyviausių 14 amžiaus laikotarpių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijoje gyvavo mišrus bizantinis teratologinis stilius. Iš bizantinio stiliaus buvo likusi puošyba augalo lapeliais, pumpurais, žiedais, viršutinio rėmo centre piešiama augalo ar gyvūno figūra. Iš vakarų Europoje paplitusio romaninio stiliaus buvo perimti modifikuoti ornamento elementai. Likę knygų egzemplioriai liudija, kad nuo 15–16 amžiaus sandūros atgimė neobizantinis stilius. Vėl ėmė kartotis geometrinės formos, augaliniai motyvai, gyvūnų figūros. Atsiranda atsklandos pieštos be šablono, labiau panašios į perpieštą spaudos grafikos darbą, pagražintą spalvomis. Tuo metu puošyba klestėjo, buvo naudojama stilių ir technikos įvairovė. Jeigu nežinome, kada knyga parašyta, tai labai dažnai tai, kaip yra nupiešta atsklanda, kaip parašytas inicialas, iš karto charakterizuoja laikotarpį, kada tai yra parašyta. Aišku, negali labai pasakyti tiksliai metų, tačiau jau tam tikras laikotarpis iš karto yra žinomas. Štai čia yra 14 amžiaus Styžiaus Evangelija, kuri puošta teratologiniu stiliumi, kas jam yra būdinga. Tai zoomorfiniai ir augaliniai inicialai, kai augalai susipynė su gyvūnais. Atsklandos, jos tokios, na, kaip pilaitės, žodžiu, su paukšteliu dažnai viršuje. Ir jeigu verstume, kiek čia tų yra, čia virš 300 inicialų, štai lyg žmogus, lyg paukštis, arba vienas kitą valgantis gyvūnai, čia sakytume, galbūt zuikį pagavo vilkas. Ir kuo dar ypatinga šita knyga, joje yra keli valstiečio atvaizdavimai, na, tiesiog paprasto žmogaus. Beveik visi išlikę rankraštinių knygų egzemplioriai buvo dekoruoti. Puošybos elementus galima suskirstyti į tuos, kurie tekstą iliustruoja, ir tuos, kurie puošia. Puošybos elementai, raštas, kuriuo knyga parašyta, atsklandos ir rubrikos, inicialai. Puošnumą lėmė knygos paskirtis skirta liturgijai ar skaitimui, priklausomybė bažnytiniai institucijai ar asmeniui. Iliustruojamieji knygos elementai, schemos, grafikai, žemėlapiai, miniatiūros, kurios dažnai buvo dekoratyvios. Miniatiūros buvo ne tik puslapio. Kuo puošnesnė miniatiūra, jinai atrodo dabar tamsi, bet iš tikrųjų tai buvo sidabrinis dugnas. Dabar tik tai likę tas sidabro sluoksnis, kaip ir nuėjęs, likęs mažutis pauksavimas. Iš tikrųjų tai buvo sidabras. Ne, dar pažiūrėsim vieną labai. Žodžiu, miniatiūros jos truputėlį paaiškino. Tai, kas buvo piešiama, iš tikrųjų tais piešiniais buvo stengiamasi atspindėti tai, kas yra rašoma, arba tai, ką skaitydavo. Nes jeigu didžioji dalis šventykloje nemokėjo skaityti, tai, ką jam skaitė, galėjo truputėlį parodyti, pailiustruoti tomis iliustracijomis. Arba, jeigu valdovas nemokėjo skaityti, jis versdamas iliustruotą
iliustruotą knygą, tas miniatiūras, jis galėjo, sakykime, kaip aukso legenda Voraginiečio, ne, garsioji, kurios dalis yra saugoma Peterburge, dar dalis Maskvoje, Vengrijoje, kurią, manoma, padovanojo Jadvyga ir Jogaila Vilniaus katedrai. Tai buvo kaip dabartiniai komiksai, tačiau apie šventųjų gyvenimą. Ir žmogus, galbūt nemokėdamas skaityti, versdamas tas miniatiūras, tai galėjo įsivaizduoti. Kas gali dabar imti ir rašyti ranką knygą? Dailininkai kūrė tas, tarkim, ranka sukurtas knygas, bet jos dažniausiai yra skirtos neskaitimui, o tiesiog jau kaip meno objektas. Pasižiūrėti, ten kažkokiams meninėms idėjoms išreikšti, o čia yra skirta skaityti, čia skirta skaityti mišioms. XVI amžiaus pradžioje greta susiformavusios tiek turinio, tiek formos prasme knygos ėmė formuotis dar vienas reiškinys – abipusės spausdintos ir rankraštinės knygos sąveika, turėjusi įtakos ne tik repertuarui, bet ir knygos dekorui. Štai čia dvi XVII amžiaus rankraštinės knygos. Viena iš jų tai natų albumas, kai yra surašyti kūriniai natos, tačiau iliustruoti skirtas yra Vario Rožinių ciklas, pasakojantis apie Pranciškaus gyvenimą. Jeigu versime atskiri kūriniai ir tam tikri grafikos darbai. Tai yra vienas būdas. Antrasis būdas, tai štai Lenkų astronomo Jano Hevelijaus selenografija. Iš tikrųjų, tai pirmasis veikalas, jį išspausdino Gdanske 1641 metais, tik atsirado 1670 metais, jau jis išverstas į rusėnų kalbą ir, sakykime, tiek daug galbūt ir nėra, kaip originalioji selenografija, tačiau čia yra ir grafikos darbai įrišti ir yra perkelti. Kiti piešiniai perpiešti. Vadinasi, tą spausdintą knygą pamatė labai greit, išvertė ir kai ką savo perėmė gravūras, o kai kurias tiesiog perpiešė, kaip turėtų. Įtaka spausdintų knygų jaučiama ir, sakykime, rašant inicialus, jie imti pamėdžiauti spausdintus, tos raidės kaip perpieštos. O kitas būdas, tai sakykime, rankraštinės knygos įtaka, tai piešiniai inicialai spausdintose knygose. Taip, ilgą laiką tos knygos gyvavo greta, veikė viena kitą. Savo ranka perrašyti Jėzaus žodžius, tai suprantate, tai yra tikrai labai didelis darbas. Bet rašyti Jėzaus žodį vieną po kito, tai dar yra kitaip negu skaityti. Aš tikrai, žinokit, pabaigiau ir kilo noras pradėti iš naujo. Nors tai darbas labai didelis. Aš kaip tik skaičiau, ten gal 8 amžiaus kažkokio raštininko tokia buvo įdėta citata į vieną jo knygą perrašytą. Kažkaip laimingas įskaitytojau, atsargiai elkis su šia knyga, nečiupinėk nešvariomis rankomis, nes tu net negali įsivaizduoti, kiek darbo įdėta. Rašo 3 pirštai, o vargsta visas kūnas, nes reiškia nugara susiriečia, ten akys aptemsta ir panašiai. Iš tikrųjų taip. Galima rašyti tik po valandą be pertraukos. Taigi valanda yra maždaug 1 puslapis. Apibendrinant galima daryti išvadą, kad išskirtiniais Lietuvos didžiosios kunigaikštystės rankraštinės knygos vidinės struktūros požymiais galima laikyti ypač plačius teksto laukus bei neobizantinį dekorą, paveiktą vakarų Europos meno. Knygų dekoro detalės atspindėjo epochos pasaulėjautą. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės knygos kultūros pavidalai pagal turėtą intelektinį potencialą artėjo prie vakarų Europos knygos kultūros. Rankraštinės knygos meistrystė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpiu buvo pasiekusi atitinkamą lygmenį ir galėjo tenkinti įvairių užsakovų išaugusius reikalavimus. Šiandien rankraštinė knyga unikalus dalykas. 480 valandų praleistų perrašant Evangelijos tekstą, dar 80 valandų dekorui ir inicialams. Iš viso prabėgo 2 metai perrašant 400 puslapių Evangeliją, skaičiuoja šrifto dailininkė Dovilė Sabaliauskienė. Na, nežinau, ar čia dar bus tokių užsakymų, bet tik tai, tikrai nuostabus darbas ir aš tikrai labai su mielu noru imčiausi daryti, bet tik tai čia yra ne taip paprasta.
Akivaizdu, kad šių dienų knygos vertės suvokimas skiriasi nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės epochoje klestėjusios senosios knygos kultūros. Gal tada ir būta knygos aukso amžiaus.